Antrą dieną su Vulme, lekiam aplankyti paskutinius įmanomus objektus, bet turbūt nespėsim šiandien, dar reiks rytoj. Mūsų transportas pagrindinis yra metro. Dar viena stotelė įdomesnė. Čia jau pats centras. Kaip muziejai čia kažkokiam va. Vienos statulos, kitos antikos laikai. Griuvusios kolonos. Gražu. Ką, bilietukus turim jau ir greit plauksim su mūsų laivuku. Matau, laivą plauna, tvarko dabar visą. Tai čia ir prasidės mūsų kelionė. Nu ką, jau beveik čia esam laive, 12 tiltų perplauksim, bus įdomi. Kėdės patogios matau, tai yra liuks. Atidarom vartus, kad galėtumėm įplaukti į ežerą, kuris jungiasi su Baltijos jūra. Ir ežere yra aukštesnis lygis vandens negu jūra, tai čia va taip reikia kontroliuoti. Vieną žodžiu su tais vartais, kad neužpilt Stokholmo. Dar vienas gražus tiltas. Labai gražios vietos atsiveria. Čia. Nu ką, pasiplaukėjom. Varom dabar ant stadiono stogo. Gražu. Plaukimas pats. Į vieną pusę gerai, atgal jau nuobodu buvo, bet laikas greit praėjo. Varom tolin, pasirodo, kiek čia dar visokio lygių šitam yra. 1, 2, 3, 4, bet mes ir taip esam čia žiauriai giliai. Tai čia bus faina. Kylam, sako, į žalę reikia varyti. Dar atvykom prie arenos. Tai vat, bandysim ant pačio viršaus pasikelt. Nesimato, kad čia kažkas kiltų. Kažkaip įdomiai. Gal veikia, gal neveikia. Pasirodo, atvažiuoja, viskas tvarkoj, nereikia pergyventi. Super. Tu ir mes varysim. Nu ką, esam čia, viduj. Kilsim pažiūrėti. Stokholmo iš viršaus. Nu jau artėjam viršūnės. Dar yra, bet jau gražu. Nu ką, ir pasiekėm viršūnę. O čia esam jau pačiam viršūj. Ir matom visą Stokholmą. Nemažas Stokholmas. O, kaip gražiai. Stogai, aišku, biškai gal margi. Ne Paryžius, bet neblogai. Nu, labai greitai čia viskas įvyko. Pasižiūrėjimas į tą senamiestį. Toks labai greitas, nereguliuojamas. Nebūsi tiek, kiek nori, o tiek, kiek yra nustatyta. 20 minučių. Ir viskas. Bet į kainą įtraukta, tai tikrai smagu pažiūrėti. Matom, kad nespėsim aplankyti visų lankytinų objektų. Tai išsirinkom šitą. Aišku, dar rytoj visą dieną. Einam dar vieną įdomią pramogą, tai Ice baras, Ice hotelis, Are you ready? Čia turėtų būti šalta, aš kaip suprantu.
ledo šalis, mes su šortais. Tai nežinau, kaip čia bus, bet pabandykim. Kaip įdomiai. Nu, deda paltus pasirodo. Su paltais. Yeah. Atsidaro duris. Į ledą. Ledo baras. Ai, tai savo. Nu, gerai. Gerai. Nu, dar gražius paltus davė vis dėl biškos stikliukai, viskas iš ledo. Meniu. O, prašau. Čia geruliškai. Nu, gavom kokteiliukus. Geruliškai ir atrodo. Viskas yra lede supilta. Tai čia geras. Nu, įdomiai čia tas ledo baras. Geras dalykas pamatyti, pabandyti. Vasarą ypač kai laukia, tai čia atsigaivini. Nu, einam tolyn tada. Nu, toliau judam per Stokholmą. Dabar matau, kad apeit per 3 dienas tikrai nieko. Kažkas sako, kad čia 3 dienų miestas, tai tikrai ne. Nes čia einam jau 2 dieną be sustojimo. Muziejus po muziejaus. Ir visur čia yra visko dar pilna, ką veikti. Taip kad, aišku, galima pamatyti kažką, bet ne per 3 dienas. Visko nepamatysi tikrai. Nu ir dar ne varim laivu, tai varom su laivu, hip-hopu. Bus įdomi irgi. Aišku, jau šiandien 2 kartą su laivu, bet vis tiek gerai yra išbandyti tokią pramogą, kaip kelionė su laivu. Prašau. Nu ką, išplaukėm. Bet oras pasaka 27 karščio. Kapitonas už nugaros duoda atbulinį. Lėksim. Laivų pilna. Vaizdai geri. Nu ką, plaukiam vėl tolyn. Vaizdai labai gražus. Žiūrėk ir žiūrėk. Smagu. Nu ką, jau esam prie fotografijos muziejaus. Eisim dabar aplankyti, pažiūrėti. Ir matau, viršuje yra restoranas, tai gal eisim tos švediškos košės su kukuliais kažkur rasim, nes šiaip nėra paprastai surasti. Nu, žiūrėjome tą muziejų. Kaip ir galvojau, čia yra daug nuotraukų. Nežinau, ar mes ją suprasim, bet menas yra menas. Nu, varom, praėjom per gerus 10 minučių šitą muziejų. Tai jeigu kas, tai galit nebent vaizdų pasižiūrėti, bet 22 eurus mokėtų šitą muziejų. Arba važiuoti dėl jo, nes jis įtrauktas į tą visą 72 lankytinų objektų, nežinau, tikrai neverta. Nieko nėra, nieko, nebent esat mėgėjai fotografijos, bet ir tai čia mažai ką pamatysi. Tai va tie fotografiska muziejaus. Varom kažkur vėl pabraidžiot. Lyt pradėjo. Muziejai uždaryti, tai dabar einam pasivaikščiot ir lipsim į kalną aukščiausią, kur visi lankytojai lipa nemokamai pamatyti Stokholmą štai. Ir mes ten einam. Artėjam link viršūnės. Tai kaip įdomiai čia. Tokie senoviniai jau namai. Visai senoviniai nepilis. Turbūt nutolėje buvo.
nuo senamiesčio centro. Tai beveik 200 metų. Lipam. Gražu. Yra keli būdai laiptais lipt arba tą uolą lipt. Tai bandom, aišku, uolą, ką čia laiptais bandys. Nu, pirmą misiją pavyko. Užlipom. Saulė leidžiasi. Vaizdas gerulis. O, bet dar reikia pasikeltais tiek aukščiau. O čia dar aukščiau. Čia dar gražiau. Savo, čia gražiausia vieta ir yra. Kur galima ateiti pasižiūrėti senamiestį. Ir nemokamai. Nu ir pasiekėm pačią viršūnėlę. Gerai. Nu super. Nu, aplankėm kalną. Fainai. Ir judam dar. Rotušės tenai tolyn. Reikia ten pasivaikščioti, pasižiūrėti, kas yra. Bet čia buvo gražu. Faina. Nu ir artėjam prie miesto Rotušės. Jau visai čia pat. Traukiniai metro laksto pro šalį. Šauna. Gražu. O buvom va tenai. Nu graži ta miesto Rotušė. Tokie senoviniai, žiauriai senoviniai atrodo. Plytos. Tokios senos. Aišku, vakaras žmonių nedaug, bet vis tiek mes einam aplankyti. Užeinam per tokius vartus ir prašau, tikrai gražiai iš vidaus. Ulialia. Nu, gražu, belenkiek fainai čia pabūt. Tarp tų kolonų, tarp visko. Nu, grožis. Ulialia. Nu, jau vakarėjam, o mes bandysim surasti maisto. Kukuliai su koše bulvių. Bandykim užduotį savo įvykdyti, o rytoj silkė bus skepta. Nu ką, atėjo pirmą patiekalai. Mėsos kukuliai, bulvių košė, bruknių padažas. Super. Nu fainai. Nu ir prašau, dar patiekalėliai. Matai, Švedija turi savo patiekalų irgi. Ragaujam. Nu, kai pavalgėm, biškį atvėso. Senamiestį pasivaikščiot. Žmonių yra. Parduotuvėlės dirba. Gatvelių visokiausių įvairiausių yra. Įdomiai. Ir ragaujam švedišką kažkokį desertą. Nežinau. Nieko pasivelnio. Dar viena meninė stotis. Nu, prašau. Kokia įdomi. Su valtim.